Turtuolis ir gritelninkas. Buvo turtingas ūkininkas ir jis turėjo savo lauke gritelninką. Tas gritelninkas dirba turtuoliui visą savaitę, šeštadienį gauna gročių rugių. Turėjo jis pačiai ir vaikų, reikėjo maitintis. Sykį parėjo gritelninkas šeštadienio vakare namo. Boba norėtų išvirti kokios buzos, bet neturi ugnies. Sako Boba: eik ir parnešk iš ūkininko ugnies. Žmogus nuėjęs netoli ūkininko rado tokį senuką ugnį kūrenant. Jam sako: kur eini, vaikeli? Einu, sako, pas ūkininką ugnies. Sako senukas: laikyk skverną, aš tau duosiu. Sudegs mano skvernas, sako žmogus. Nesudegs, tik laikyk. Žmogelis pagalvojo: tegul sau pila, žiūrėsiu, kokia čia ugnis. Jei degs, tai išmesiu. Na, tai pilk ugnies, tėvelė. Senukas pasiėmęs kastuvą įpylė jam į skverną 5 kastuvus žarijų. Jis nešdamas namo žiūri, skvernas nedega, o kai parėjo namo, žiūri, kad pilnas skvernas auksinių pinigų. Jam jau nereikia nei ugnies, nei prisipirko visko ir gyvena kaip visi žmonės. Po sekmadienio jis neateina dirbti pas turtuolį. Nusiuntė į savo sūnų, kad gritelninką pavadintų į darbą. O kai jis neatėjo, klausia: dėl ko neateini į darbą? Dabar maisto turiu, reikia kiek pailsėti. O kur tu gavai maisto? Aš ėjau pas jus parsinešti ugnies, radau tokį senuką kūrenant ugnį. Jis man įpylė į skverną 5 kastuvus žarijų, o kai parsinešiau namo, rado skverne auksiniai pinigai. Dabar turiu visko. Turtuolis liepė užgesinti savo namuose ugnį. Vakare eina jis pas gritelninką ugnies, beidamas rado ir jis tą senuką kūrenant ugnį. Sako: tėveli, paskolink ugnies, pabaigėm ugnį. Sako jam senukas: neteisybę šneki, kad pabaigėt ugnį. Tavo pilni kampai ugnies. Turtuolis atsigręžė, žiūri, kad jo visos trobos dega. Tai gudruoliui vis taip atsitinka.